Sveiki! Taigi pirmasis jūsų žingsnis yra registracija. Ir kai nusprendėte prisijungti prie mūsų kompanijos, jūs turite užsiregistruoti. Mano puslapio apačioje jūs matote nuorodą su užrašu registracija. Ja paspaudžiate arba gali būti taip, kad kitas žmogus atsiuntė jums savo nuorodą, pakviesdamas jūs prisijungti. Bet kokiu atveju paspaudę tą nuorodą, jūs matote štai tokį vaizdą. Ir pirmiausia, ko jūsų klausia, ar sutinkate, kad šis žmogus būtų jūsų sponsorius. Vadinasi, tas žmogus jums atsakys į klausimus, pateiks tolimesnį informaciją, padės jums įsivažiuoti, įsidirbti. Taigi, spaudžiame confirm, taip sutikdami, ir atsiveria jums registracijos lapas. Pirmiausia, susigalvojate savo niką. Žinoma, rašome ne vardą, o sugalvojame niką, nes yra didelė tikimybė, kad toks vardas jų bus. Sakykime, tokie kaip populiarūs ypatingai vardai, jų yra ir jeigu panaudosite tokį vardą, koks jau bus, jums išmes iš naujo pildyti visą registraciją. Taigi, sugalvojame niką, toliau rašome vardą, toks koks yra jūsų dokumentuose. Pavardė. Čia rašome dokumento numerį arba asmens kodą. Jeigu rašysite dokumento numerį, tinka tapatybės kortelės, paso arba vairuotojo pažymėjimo. Aš paturiu rašyti asmens kodą, todėl kad dokumento numeris, kaip ir jūsų dokumentas, kas keli metai keičiasi. O visą laiką, kai pasikeis jūsų dokumento numeris, jūs turėsite rašyti kompanijai laišką ir ją informuoti. Kad išvengtume to laiko gaišimo, rašome asmens kodą, kurį žinote, kad nesikeičia. Čia rašome gimimo datą, tai yra metai, mėnuo ir diena, sakykim. Čia elektroninis paštas, pakartojame elektroninį paštą ir patarčiau rašyti į ranką, kad nepadarytumėt klaidos. Apskritai, registruodami, pildome atidžiai, kad neįveltume jokios klaidos. Nes jeigu bus klaida, jūs ją turėsite ištaisyti, rašydami į pagalbos centrą, o tai vėlgi atims jūsų laiko. Viską pasitikrinam, kad nebūtų klaidų. Ir rašome ranką, paštą. Toliau slaptažodis. Susigalvojame slaptažodį. Mums jo reiks kiekvieną kartą, kai norėsime prisijungti prie savo ofiso. Slaptažodį pakartojame. Čia rašome PIN, jį susigalvojame savo, tai gali būti gimimo metai ar bet kokie skaičiai, kokie jums tik patenka. Bet PIN turime taip pat įsiminti, nes jo mums reiks vėliau. Jeigu kartais užmirštume, tai bus galima jį persisiųsti iš savo ofiso į elektroninį paštą. Taigi tai nebus bėda. Čia suvedame štai šitų raidžių ir skaičių kombinaciją, kurią matome. Uždedame varnelę. Tai reiškia, kad sutinkame su taisyklėm. Jas galite čia pasiskaityti. Ir spaudžiame registruotis. Kai paspaudžiate registruotis, jums išmestų lentelę su užrašu login. Tai vadinasi, kad galite prisijungti prie savo ofiso. Prisijungę prie ofiso pamatysite štai tokį vaizdą. Žinoma, pas jūs čia bus nuliukai, bus čia jūsų vardas. Ir štai nuoroda bus jūsų čia. Ir jūs kiekvieną kartą, kai norėsite priregistruoti kitą žmogų, jam nusiųsite tą nuorodą arba pats registruodami paspausite ant jos. Prieš registraciją dar jūs turite pasirinkti, kurioje pusėje bus tas žmogus. Tai spaudžiate network ir štai pamatote, kad yra dvi kojos, kairė ir dešinė koja. Čia galite jūs pasirinkti, į kurią pusę registruojate žmogų. Arba kairę, arba dešinę. Sakykime, pasirenkame kairę, spaudžiame submit ir pamatome žalią lentelę, ką reiškia, kad pusė parinkta. Būtinai turite turėti vieną žmogų kairėje pusėje, kitą žmogų dešinėje. O dirbate su ta koja, kuri yra trumpesnė. Ateityje matysite, su kuria reikia labiau padirbėti. Ir jeigu jūs pas savo sponsorių esate dešinėje pusėje, tai automatiškai jums daugiau reiks dirbti su kairiaja pusė. Ir atvirkščiai.
Taigi, šiam kartui su registracija tiek, sėkmės ir iki kitų mūsų įrašų.